Sveiki! Šiandien apie tai, ką man davė astrologija, kodėl nevedu astrologijos kursų ir nesidalinu atsiliepimais apie savo veiklą, ką rodo tas gimimo horoskopas, ar mes turime laisvą valią, kaip prognozuoti gyvenimą savo vaikams ir artimiesiems, jeigu nesame astrologai, ir kodėl astrologijos negana. Kadangi atstovauju džiotišo astrologiją, tai šis video yra būtent apie džiotišo astrologiją. Dabar apie viską nuo pradžių. Ką man davė astrologija? Pirmiausia, tai ramybė. Kaip mano mokytojas Ernst Wilhelm kartą yra kalbėjęs savo video, kad studentai jam rašo, jog astrologija jų gyvenimą įnešė gerokai daugiau ramybės. Ir taip iš tikrųjų tai ir yra tiesa. Astrologas turi galimybę nagrinėti savo gimimo horoskopą tiek, kiek jam norisi. Jis gali prie jo sugaišti valandas. Ir horoskopo nagrinėjimas jam leidžia suprasti savo prigimtį. Ir remiantis įvairiais prognozavimo laikotarpiais galima išnagrinėti savo praeitį nuo pat gimimo, ką aš pati savo ir esu padarius. Ir taip pat galima nagrinėti ateitį, nors ir iki 100 ir daugiau metų. Ir kai tai darai, atsiranda suvokimas, kad kitaip būti ir negalėjo. Atkrenta savigraužos jausmas, nepilnavertiškumo jausmas, atsiranda geresnis supratimas apie padarytas klaidas. Taip pat supranti, kad turi galimybę išvengti tam tikrų klaidų ir gali kitaip elgtis, kitaip gyventi ir kitaip į viską žiūrėti. Taip pat gali nagrinėti savo ateitį ir numatyti tam tikrus etapus, kuomet, sakykime, turėsi labai daug darbo arba turėsi galimybę daugiau gerokai padaryti, įsitvirtinti, arba tai bus laikotarpiai, sakykime, skirti poilsiui ir panašiai. Ir tiesiog tu eini su tėkme, gerokai labiau mobilizuoji savo energiją, laiką, paskirstai savo darbus ir gerokai ramiau jautiesi. Tai žymiai geriau gyventi su astrologija negu be astrologijos. Tai čia yra mano asmeninė patirtis. Taip pat astrologijos dėka aš pažinau daugybę įvairių žmonių. Pradedant astrologijos profesoriais, universitetų docentais, įvairių sričių specialistais, muzikantais, menininkais. Teko susitikti su labai įdomiais žmonėmis, taip pat su labai išmintingais žmonėmis, kurie gyvena paprastą gyvenimą, bet jis yra labai turtingas, nes jų vidus yra labai turtingas. Tai vienareikšmiškai astrologija ir konsultacijos mane labai praturtino ir vien tai, kad turiu galimybę pažinti įvairių sričių atstovus, labai įvairius žmonės, skirtingų charakterių, skirtingų temperamentų, tiek lietuvius, tiek užsieniečius. Tai išties labai dėkingas sritis šituo atžvilgiu ir astrologijos dėka aš tampu geresniu žmogumi, nes į konsultacijas atėję žmonės įprastai išsipasakoja, jie papasakoja savo gyvenimus ir aš pamačiau, kad žmonės tikrai kenčia ir nemaža dalis išgyvena labai įvairius sudėtingus įvykius savo gyvenime ir kartais net stebiesi, kaip tas žmogus dar yra toks geranoriškas ir dar gali apie tai kalbėti. Tai kiekvieną kartą atsiranda vis daugiau atjautos ir gerokai daugiau supratimo žmonėms, jų likimams. Ir tai tiesiog mane praturtina ir daro žymiai geresniu žmogumi. Taip pat astrologija atvėrė puikias galimybės, pavyzdžiui, studijuoti sanskritą. Kai tik tai pradėjau mokytis astrologijos, atsimenu, mano mokytojas cituodavo įvairius tekstus, įvairius žodžius minėdavo sanskrito kalba ir jau iš karto supratau, kad niekur nedingsiu, teks mokytis sanskrito
ką ir padariau ir labai džiaugiuosi, nes ši kalba išties labai praturtina ir praplečia akiratį ir pasitarnauja toliau studijuojant, ypač jogos filosofiją ir kitas filosofinės doktrinas. Taip pat astrologijos dėka pradėjau studijuoti, kaip ir minėjau, būtent jogos filosofiją, gilintis į tai ir man atsidarė galimybės keliauti į Indiją, nors iš pat pradžių tokių minčių ir norų net neturėjau. Tai vienareikšmiškai astrologija mane labai praturtino, aš esu labai dėkinga savo mokytojui, kuris man suteikė galimybę net pusę metų studijuoti jo duomenų bazėje nemokamai. Aš labai džiaugiuosi, kad būtent tą dieną parašiau jam žinutę ir iš karto gavau atsakymą, kuris iš esmės pakeitė visą mano likusį gyvenimą. Taip pat esu dėkinga visiems jums, kad žiūrite mano video, kad skaitote mano parašytus įrašus, kad ateinate į meditacijos kursus, kuriuos vedu ir ateityje visko bus gerokai daugiau, bet kol kas apie astrologiją. Kodėl nerengiu astrologijos kursų? Šį klausimą laikas nuo laiko girdžiu ir man jį užduoda tiek vyrai, tiek moteris. Tai noriu pirmiausia atsakyti, kad tiesiog nejaučiu poreikio ir nepadarysiu geriau, negu padarė mano mokytas Ernst Wilhelm, nes šiaip įprastai mokinys turi pralenkti mokytoją arba bent jau priartėti prie savo mokytojo, nors ne vienas Ernst Wilhelm mokinys veda įvairius astrologinius kursus, bet tai yra anglakalbiai ir įprastai jų auditorija yra gerokai didesnė negu čia Lietuvoje. Mano mokytojas yra sukūręs net 1000 valandų duomenų bazę ir kuriai, sakykime, išstudijuoti reikia metų laiko niekur nedirbant, bet iš esmės ten yra viskas, ko reikia norint tapti profesionaliu astrologu. Ir taip pat vesti astrologinius kursus, jeigu norisi, bet aš ko puikiausiai suprantu, kad nesiruošiu to daryti, nes tam reikalingos milžiniškos energijos ir laiko sąnaudos ir pati medžiaga, kurią Ernst Wilhelm pateikė, yra labai detali ir itin koncentruota. Tai iš esmės, kaip ir minėjau, geriau nepadaryčiau. Ir kol kas neketinu to daryti, nors laikas nuo laiko sulaukiu tokių klausimų ir pas mane ateina žmonės, kurie yra baigę astrologijos kursus arba studijuoja. Būna net taip, kad ateina viena mergina, tuomet ji perduoda šią žinutę kitom savo kolegėm, su kuriom studijuoja kartu, ir tada dar kolegės iš to pačio kurso taip pat atkeliauja pas mane. Kartais tenka matyti, kad jos yra šiek tiek, švelniai tariant, lengvai šokiruotas, matydamos, ką galima padaryti su astrologija. Ir jeigu kalbant apie kursus Lietuvoje, tai esu pastebėjusi, kad jie yra gana brangus, tuo tarpu mokytis pas mano mokytoją kainuoja tik $30 mėnesiui ir per tą mėnesį galima ištisą parą žiūrėti įvairius video ir tikrai labai daug išmokti. Jo labiau, kad tikrai nepakanka keleto susitikimų per savaitę ar mėnesio ar 2 kursų, norint tapti profesionaliu astrologu. Ir išties dar reikalinga praktika, reikia labai daug praktikuoti. Nepakanka nagrinėti vien tik tai savo ar savo šeimos ar savo draugų horoskopus. Daugiausia reikia dirbti su tais horoskopais tų žmonių, kurių jūs net nepažįstate. Ir su suaugusiais žmonėmis, nes būtent suaugę žmonės yra linkę pateikti vienokį savo įvaizdį, o, sakykime, gimimo horoskopas rodo visiškai kitokią informaciją. Tai pačioje pradžioje išties gali būti pakankamai daug sumaišties, dėl to tai yra ir žinių, ir praktikos laikas, ir
Iš esmės, džiotiša astrologija tai yra dievybių astrologija. Tai pastebiu, kad šita vieta yra gana dažnai praleidžiama. Netgi teko girdėti, kaip viena Latvija reklamuoja astrologinius kursus ir būtent džiotiša astrologijos kursus. Ir ten jinai labai aiškiai pasako, kad šiame kurse mes dievybių temos nenagrinėsime, neliesime ir taip toliau. Tai švelniai tariant šokiruoja, nes tai iš esmės būtų kaip kokia barščių sriuba, sakykime, be buroko, ar ne? Tai tiesiog pagrindinė yra astrologijos savybė ir renkantis studijuoti džiotišą astrologiją iš tiesų pravartu yra perskaityti ne tik būtinus privalomus astrologinius tekstus, bet ir domėtis filosofiniais tekstais, nes ten yra viskas labai susiję. Ir aišku, žinoti elementarius sanskrito kalbos pagrindus. Nes jeigu šita svarbi dalis praleidžiama, tai iš esmės prarandami patys tokie, kaip sakyčiau, kertiniai įrankiai, kurių dėka galėtumėte konsultuoti žmonės ar jo labiau vesti astrologijos kursus. Ir nesvarbu, kokias studijas jūs pasirinksite, ar astrologijos, ar kažkokias kitas studijas, visada reikia labai daug mokyti savarankiškai, nes mokytojas negali už jūs visko padaryti. Ir jeigu kalbėti apie astrologiją, tai būtent Ernst Wilhelm kursai iš tiesų yra labai detalūs, yra labai daug video, tai kaip ir minėjau, reikia gerų metų, neturint šeimos, neturint kažkokio tai darbo, vien tam, kad išstudijuoti ten visą esančią medžiagą ir dar greta reikia labai daug praktikuoti. Ko dažnai šiuolaikinis žmogus negali dėl paprasčiausiai suprantamų priežasčių, kaip laikas, šeima, įsipareigojimai, darbas ir taip toliau. Kodėl nesidalinu atsiliepimais? Kadangi konsultacijų metu žmonės išsipasakoja įvairius asmeninius dalykus ir jų parašyti atsiliepimai, mano nuomonė, yra per daug asmeniški. Ir visų pirma, aš pati labai nesmagiai jausčiausi, jeigu dalinčiausi jų atsiliepimais. Mes žinome, kad šiais laikais atsiliepimus mes galime parašyti patys. Taip pat suprantame, kad dalinamas yra gerais atsiliepimais, niekas nesidalina neigiamais atsiliepimais ir niekas neprašo, kad žmonės parašytų neigiamus atsiliepimus. Tai aš iš esmės labai nejaukiai jausčiausi, jeigu man reiktų prašyti, kad parašytų atsiliepimus, arba tikrai nenorėčiau skelbti atsiliepimų, kurios gaunu asmeniškai. Būna kartais, kad žmonės parašo vieną kitą atsiliepimą į mano Facebook'o puslapį, už ką aš iš tiesų esu labai dėkinga, tai visada man pakelia nuotaiką, bet tai jie daro savanoriškai ir aš dar kartą jums dėkoju už tai ir ačiū už tai, kad žiūrite. Ką rodo tas gimimo horoskopas? Gimimo horoskopas yra sudaromas pagal jūsų gimimo laiką. Gimimo laikas yra labai svarbu. Ir remiantis jūsų gimimo laiku, astrologas gali matyti jūsų atsineštą gyvenimo kelią. Kokį gyvenimo kelią jūs atsinešėte, ką jūs patirsite šiame įsikūnijime. Mes galime mažiausiai matyti žmogaus charakterį. Kaip aš jau minėjau prieš tai, ruošdamasi konsultacijai, iš karto nežinau, su kokiu žmogumi turėsiu reikalų. Ar tai bus, sakykime, energingas, aktyvus žmogus, neieškantis žodžio kišenėje, ar tai kaip tik bus švelnus, tylus, uždaras žmogus. Ir tai atitinkamai įtakoja mano elgesį. Tai iš esmės gimimo horoskopas yra karma. Ir reikia atminti, kad šita Žemės planeta yra karmos planeta. Tai kągi mes čia veikiam šitoj žemėj? Mes išeikvojame savo karmą. Įvairiais savo veiksmais, darbais, mintimis, žodžiais mes išeikvojame savo atsineštą karmą. Pats žodis karma tapo bendriniu žodžiu
ir jis jau yra net neverčiamas. Iš esmės teisingai reiktų sakyti karman, tačiau pasigavo būtent žodį karma ir visi jį vartoja ir net nesuka savo galvos. Šis žodis yra kilęs iš šaknies kri, kuri reiškia veikti. Tai mes jau visi žinom, kad veiksmas lygus atoveiksmiui, ką pasėsi, tą ir pjausi. Ir būtent, kaip ir minėjau, horoskopas rodo mūsų atsineštą karmą, kurią mes turime išeikvoti. Didžioji dalis mūsų priklauso krikščioniškam pasauliui, nesvarbu praktikuojame ar ne. Ir remiantis krikščionybę, karma neegzistuoja. Mes turime tik tai vieną gyvenimą, kas iš esmės prieštarauja tam, kad yra tokia nelygybė. Vienas žmogus yra labai turtingas, kitas iš vis neturtingas, vienas turi labai gerą sveikatą, kitas gimsta neįgaliu ir panašiai. Ir vien tai, kad mes turime tokias skirtingas galimybės, įskaitant tai, kad mūsų kūnai labai skiriasi kūno fiziniai pajėgumai ir taip toliau, tai yra susiję su mūsų karma iš praeitų gyvenimų. Ir horoskopas būtent rodo mūsų atsineštą karmą. Jeigu dar mėginti patikslinti, tai rodo mūsų prigimtį. Kas yra ta prigimtis? Prigimtis yra įvardinama kaip dharma ir kaip ją reikėtų suprasti. Tai jeigu, sakykime, žmogus yra energingas, aktyvus, jam patinka sportuoti, kažkur dalyvauti, jis mėgsta iššūkius įvairius, tai jo prigimtis apsprendžia jo tolimesnį gyvenimą, visas veiklas, kokias jis pasirinks. Tai jis gali rinkti, sakykime, karybą, gali būti atletas, gali būti įvairių sričių sportininkas. Jeigu žmogus iš esmės yra linkęs studijuoti, gilintis, analizuoti, daugiau laiko leisti prie knygų, tai mes galime turėti mokslininką, filosofą, galų gale administratorių. Kartais tenka matyti, kad horoskope yra visko po truputį pamaišyta. Ir tokie žmonės yra įvairių sričių specialistai. Jie gali specializuotis įvairiose sritise. Tiesiog laikas nuo laiko gilindamėsi į kažkokią vieną ar kitą veiklą ir jie tiesiog apjungia savo įvairias savybės, įvairius pomėgius. Noriu paminėti, kad retesni horoskopai yra tie, kurie turi kažką tai ryškaus, kuomet galima nuspėti žmogaus profesiją, veiklą ir kaip vystosi jo karjera, kad nemaža dalis žmonių turi būtent tą maišytą įtaką ir dėl to nereikia nusiminti, tiesiog reikia labiau stengtis išbandyti įvairias sritis. Tuomet kyla klausimas, ar mes turime laisvą valią? Jeigu horoskope jau yra viskas parodyta ir netgi pagal laikotarpis galima spręsti, ar šis laikotarpis yra turtui, ar šis laikotarpis yra skoloms, teismams ir taip toliau, tai svarbu žinoti, kad mes galime rinktis savo mintis, savo žodžius ir savo veiksmus. Karma yra susijusi su tuo, kaip mes atliepiam į tai, kas yra, į esančią situaciją. Jeigu mes gavome antausį per veidą, mes iš karto galime atsakyti tuo pačiu, net negalvodami. Bet mes galime netikėtai tam žmogui, kuris mums trenkia antausį, įteikti gėlių. Arba pasakyti kažką tai tokio gero, malonaus. Aišku, kad tas žmogus labai pasimes ir gali net dar labiau ant mūsų supykti, bet vien tai, kad mes sureagavome visiškai kitaip, jau keičia mūsų karmą. Tai mes galime rinktis. Mes taip pat galime rinktis, ar turėti dvasinį kelią ar ne. Studijuoti dvasinius tekstus ar ne. Tai taip pat yra mūsų pasirinkimas. Ir pagrindinė šio gyvenimo užduotis yra išsiaiškinti, kas aš esu. Tai yra mūsų visų tikslas, misija, vizija ir nesvarbu, ar jūs atėjote pas astrologą ar kažkur kitur konsultuotis, bet pagrindinė jūsų užduotis, ką jūs turite išsiaiškinti, tai kas aš esu. Tai, kas aš esu, nėra mano vardas,
mano tautybė, mano lytis, mano profesija. Tai, kas aš esu, yra gerokai daugiau, tai yra virš to. Nors šiame žemiškame įsikūnyme mes gyvename pagal savo prigimtį ir įvairias savo veiklas atliekame remiantis savo prigimtimi. Dėl to nėra sunku prognozuoti savo gyvenimą, jeigu pasistengsime atminti save nuo tiek, kiek anksti, kiek galime. Nuo pat ankstyvos vaikystės, jeigu perkratysime gerai visus savo prisiminimus ir grįšime būtent į tą vietą, kuomet anksčiausiai atsimename save, ką mes kalbėjom, ką mes galvojom, kaip mes elgėme su savo broliais ir seserimis, kas mus domino, kas mus traukė, kur mes mėgdavomės lankytis. Tai iš visų šitų detalių galima spręsti apie jūsų ateitį. Ir lygiai taip pat stebėdami savo vaikus, turėtumėte atkreipti dėmesį daugybę įvairių detalių, nes tik atėję vaikai į šitą pasaulį jau pradeda pamažu rodyti tai, ką jie darys, kokia yra jų prigimtis, kokia jų yra karma. Ir tai geriausiai man patvirtina tada, kada žmonės kreipiasi su savo vaikų gimimo horoskopais. Tai pavyzdžiui, vienas berniukas, atsimenu, turi horoskope labai gerai parodytą santuoką. Laikas nuo laiko tenka matyti žmonės, kurių horoskopuose santuoka yra labai gerai išreikšta ir įprastai jie gana anksti sukuria šeimą ir įsitraukia į šeimos gyvenimą. Tai būtent viena mama prašė pažiūrėti savo sūnaus horoskopą, kuris neturi net 10 metų, ir pirmiausia, kas krito į akį ir ką aš iš karto pasakiau, kad čia yra labai gerai duota santuoka, labai gerai duodama yra žmona. Ir mama pasakė tai, kad jau dabar mokykloje mergaitė sukasi aplink tą berniuką ir jau prašo, kad kažkuria viena iš jų išsirinktų. Negana to, berniukas labai anksti savo mamai pasakė, kad aš turėsiu žmoną. Dar atsimenu vienos moters berniuką, jinai man nieko apie jį nesakė, bet aš tik susivedus horoskopą galvoju, juk čia yra verslininko horoskopas. Tai kuomet tai pasakiau mamai, ji pasakė, kad aš galvoju, kad čia tik pereinamasis laikotarpis. Ne, sakau, čia ne pereinamasis laikotarpis. Čia yra verslininko horoskopas. Tai nuo pat mažų dienų labai stipriai reiškiasi mūsų prigimtis. Ir mano minėti atvejai, kuomet horoskope yra visko po truputį, tai ta prigimtis taip pat atsispindi kaip tiesiog visko po truputį ir taip tolygiai yra. Dėl to nereikėtų pergyventi, kad vaikas neišsirenka kažkokių tai mokslo, ar nenori studijuoti, ar yra neapsisprendęs, nežino, ko nori. Tiesiog pamažu viskas susidėlios taip, kaip turi būti. Kiekvienas mūsų ateinam čia su tam tikru planu ir kiekvienam iš mūsų yra paskirtas konkretus laikas, kada visa tai išsipildys ir ateis į mūsų gyvenimus. Ir tiesiog visa tai, ką mums reikia daryti tam, kad būtume laimingi, tai gyventi pagal savo prigimtį. Laikas nuo laiko stebiu, kad žmonės kažkaip bando ignoruoti ar paneigti savo prigimtį, ar jos išsižadėti. Ir iš tiesų nelabai pabėgsi nuo savęs, nes jeigu, sakykime, mergina yra linkusi rinkti informaciją, ją analizuoti, sisteminti, dalintis žiniomis, tai ji bus puikia administratorė. Bet jeigu ta mergina yra nepatenkinta administratorės darbu, tai ką ji gali padaryti? Ji gali, sakykime, pakeisti darbovietę, pakeisti kažkokį tai profilį, sakykime, įmonės profilį, gal ten gamybinė įmonė, ar ne, gal jinai gali pereiti kažkokią tai paslaugų sferą. Bet iš esmės jos savybės formuoja visą jos tolimesnį gyvenimą ir tai, ką ji iš tiesų dirbs ir ką ji darys, iš ko jinai valgys duoną. Tai tam, kad būtume laimingi, mes turime pasistengti pažinti savo prigimtį, gyventi pagal savo prigimtį. Kaip ir minėjau, jinai yra vadinama dharma. Ir dharma
pasireiškia kaip dieviška kibirkštis, tai, ko mes negalime sustabdyti ir užgniaužti. Ir tai labai gerai patvirtina būtent tie atvejai, kuomet horoskope yra matyti kažkas labai ryškaus. Na, pavyzdžiui, sakykime, labai ryškiai duoti muzikalumo ir lyderystės gebėjimai. Tai jau nuo mažų dienų, sakykime, vaikas nelanko pamokų, bet eina muzikuoti ir vėliau, sakykime, jis tampa ir muzikantų, ir grupės vadovų. Tai tokių dalykų tiesiog neįmanoma užgniaužti ir tas vaikas gali gimti bet kokioje šalyje, bet kokioje šeimoje, jis gali gimti dideliam skurde, bet iš esmės ta prigimtis kaip dieviškoji kibirkštis visą laiką pasireikš ir jos nebus įmanoma nuslopinti. Ir jeigu mes stengsimės kažkaip nuneigti savo prigimtį ar ją ignoruoti, mes paprasčiausiai kankinsimės. Ir dar vienas toks patarimas yra, kuomet mes veikiame pagal savo prigimtį, mes turime šiek tiek atsitapatinti nuo tos veiklos, kurią darome, nebūti prisirišę taip stipriai prie rezultatų, kad aš noriu, kad būtų būtent taip ir ne kitaip, ir kad būtent tai padarys mane laimingu, nes būtent tokiais atvejais kursime karmą ir įsikūnysime dar ir dar, kas iš esmės nėra blogai, nes kiekvieno įsikūnymo tikslas yra vienas vienintelis - sužinoti, kas iš tiesų aš esu, suvokti savo tikrąjį aš, atsibusti ir nuolat atminti savo tikrąją prigimtį. Tai jeigu grįšime prie klausimo, ar mes turime laisvą valią, tai apibendrinant paminėsiu dar kartą, kad mes galime rinkti savo mintis, savo žodžius ir tai, kaip atsakysime, kaip reaguosime atgal. Mes galime pernešti ir perkelti savo sunkumą visiems aplinkiniams. Jeigu mums kažkas nesiseka arba yra sunku, arba galime rinktis to nedaryti. Galime būti virš savo sunkumų ir čia jau bus mūsų atsakas į tai, kas yra, į tai, kas vyksta. Mes galime būti virš savo sunkumų ir ugdyti atjautą aplinkos atžvilgių ir nepernešti savo sunkumo ir nedėjoti, neverkti ir taip toliau. Ir gavus antausi neatsakyti spontaniškai iš karto taip pat, tiesiog steptelti, pagalvoti, stebėti save iš šalies ir visą tai mus išlaisvins, išvaduos, nes reiktų atkreipti dėmesį, kad mes visada pradedam nuo tos vietos, kur užbaigėme praeitame gyvenime. Tai jeigu mes nepasidarome išvadų, tuomet mes sekantį gyvenimą pradėsim nuo tos vietos, kurioje užbaigsime šį gyvenimą. Ir mirtis tikrai neišvaduos mūsų nuo įvairių įsipareigojimų, nuo tamsių, niūrių minčių, tamsios, niūrios būsenos, jeigu tokią turime ir tokią palaikome. Tai dėl to reiktų labai gerai susimastyti apie savo prigimtį, apie tai, kaip mes atsakome ir atliepiame į aplinką ir kad mūsų laisva valia yra rinkti savo mintis, savo žodžius ir taip pat mes galime rinktis arba nesirinkti, praktikuoti, turėti savo dvasinį kelią. Ir pabaigai, kodėl astrologijos negana? Dirbdama su klientais pastebėjau, kad visi žmonės kenčia. Kiek įvairių žmonių ateina, bet matau, kad visus vienyje vienas ir tas pats. Tik tai kai kurie apie tą kančią suvokia, kiti dar nesuvokia ir būna tų retų atvejų, kada žmogus išties labai kankinasi, tarsi atrodo, kad ant jo galvos uždėtas kažkoks gaubtas, kuris nieko nepraleidžia ir kad ir ką besakytum, ką besistengtum padaryti dėl jo, žmogus taip ir lieka savo tamsoje, savo niūrume, bet tai irgi yra jo gyvenimo kelias ir net ir tokiu atveju jam yra atskiras Dievo planas, kuris vienaip ar kitaip išsiskleis. Ir anksčiau ir vėliau jis turės galimybę pažvelgti viską kitaip, iš naujo, šviesiai, jis turės galimybę prabusti. Tai yra sielos evoliucija. Ir matydama, kad žmonės kankinasi ir tada jie klausia, ką daryti, ar aš čia galiu ką nors pakeisti. Tuomet pradedu kalbėti apie meditacijas, apie dvasinį kelią, nuo ko reikėtų pradėti,
kaip palaikyti tą kitokią būseną, kuri yra šviesesnė ir tuomet jinai yra būtent tinkama dvasinėms praktikoms pradėti, kaip išjudėti iš savo esamos būsenos, nes vienaip ar kitaip čia yra reikalinga mūsų asmeninė pastanga ir jinai yra tiesiogiai susijusi su mūsų laisva valia, kurią mes šioje vietoje turime ir turime rinktis. Bet svarbiausias dalykas, kurį reikia žinoti, kad nereiškia, kad dvasinės praktikos mano gyvenimą visiškai pakeis, pakeis mano karmą, nors iš esmės dvasinės praktikos atliekamos kasdien ir yra skirtos tam, kad degintų mūsų karmą, bet tas kelias, kurį mes atsinešėme, kurį galime matyti gimimo horoskope, jeigu, sakykime, yra duotas vidutinis pinigų lygmuo ar ne, tai nereiškia, kad žmogus darydamas dvasinės praktikas galės išpildyti visas savo drąsiausias svajonės, įgyti didžiulius turtus, važinėti naujausiais automobiliais arba jeigu jis yra fiziškai neįgalus, kad jisai stebuklingai pasveiks ir taip toliau. Aišku, įvairių dalykų būna, bet kaip ir minėjau, iš esmės gimimo horoskopas rodo, kaip šiame įsikūnijime atsiskleis žmogaus atsinešta karma. Ir pagrindinis dalykas, kurio aš negaliu matyti iš gimimo horoskopo, yra žmogaus sąmoningumo lygmuo. Ir didžiausias stebuklas, kurį man tenka stebėti konsultacijų metu, yra tai, kad žmogus gali pakilti virš savo būties. Nesvarbu, kokį sunkų gyvenimą jis atsinešė, kiek daug įvairių sudėtingų išbandymų jis turi, bet iš esmės jis gali būti šviesus, jis gali būti virš savo sunkumų, jis gali atrasti savo dvasinį kelią ir visi šitie sunkumai gali labai stipriai paspartinti jo sielos evoliuciją, jis gali tiesiog kaip raketa skristi ir skrieti į naujas neišmatuojamas erdves ir tai yra pats didžiausias ir pats gražiausias stebuklas, kurį man tenka matyti savo konsultacijose ir tuo noriu pasakyti, kad mes visi turime tokią galimybę, dėl to nereikėtų bijoti gyvenimo sunkumų ir ypatingai pradėjus dvasinės praktikas, tų sunkumų netgi kartais gali padaugėti. Iš esmės dvasinės praktikos įneša gerokai daugiau aiškumo ir ramybės į gyvenimą, mes pradedame kitaip reaguoti, kas iš esmės neleidžia prisikurti mums naujos karmos, bet išbandymai mus aplanko. Ir jeigu dvasinės praktikos yra rimtos, tai turiu omeny įvairias iniciacijas, kažkokias konkrečias labai praktikas, kurios yra atliekamos ten kiekvieną dieną, konkrečių laikų ir taip toliau, arba su mokytojo priežiūra, tai šios praktikos vienareikšmiškai atneša pakankamai daug įvairių išbandymų, kurie daugam gali pasirodyti sudėtingi, bet tas, kuris praktikuoja, žino, kad taip ir turi būti. Iš esmės turi vykti žmogaus sielos evoliucija. Ir atrodytų tada, kam čia tada reikia man tų dvasinių praktikų, kad aš turėčiau dar gerokai sudėtingesnį gyvenimą ir taip toliau. Bet iš tiesų dvasinės praktikos duoda skonį. Jų dėka mes patiriame tokį skonį, kurio po to norime vis daugiau ir daugiau ir visur ieškome. Ir mes nei už ką negrįžtume į savo ankstesnį gyvenimą. Nei už ką negrįžtume į save ankstesnį. Mes tiesiog norime dar labiau ir labiau patirti tą skonį, kurį mums atnešė dvasinės praktikos. Jeigu jos yra atliekamos kryptingai ir nuosekliai, tai remiantis jogos filosofija, pirmiausia yra išvalomas, išgryninamas kūnas, energetiniai kanalai, yra įvairios praktikos skirtos išvalyti, išgryninti 5 elementus, iš kurių mes susidedame ir susideda visas pasaulis. Ir tuomet atliekamos dvasinės praktikos duoda konkrečius rezultatus ir konkrečias patirtis. Ir mes esame pasiruošę atlaikyti įvairius gyvenimo išbandymus, bet jau
visiškai kitoje kokybėje. Tai dirbdama su klientais supratau, kad astrologijos negana ir būtent jūsų dėka pabaigiau net 2 jogos mokyklas. Visa tai pagreitino mano susitikimą su dvasiniais mokytojais. Ir dabar vis toliau ir toliau, daugiau ir daugiau studijuoju, gilinuosi ir praktikuoju jogos filosofiją. Ir matau, kad tai mane neša į naujas neišmatuojamas erdves ir atrodo, kad tai niekada nesibaigs. Bet iš tiesų tas kelias suteikia labai daug naujų spalvų, naujų galimybių ir tą progą su jumis dalinuosi ir kviečiu į įvairius meditacijos užsiėmimus, į rengiamas stovyklas ir ateityje bus dar daugiau įvairių renginių. Ačiū, kad žiūrite, ačiū, kad esate kartu. Jūsų dėka galiu važiuoti į Indiją, kaip aš mėgstu sakyti, prisipirkti tiek knygų, kiek man reikia. Galiu dosniai atsiskaityti su savo mokytojais ir po to dalintis su jumis ir tas ratas sukasi ir sukasi ir sukasi. Tai dar kartą ačiū ir iki susitikimo. Iki.